labiausiai ir svarbiausiai turbūt dabar norėjau tik žaisti futbolą, mažiausiai buvo įdomu kur, kaip ir taip toliau, bet Šiauliai gavus taip, kad parodė didžiausią susidomėjimą, taip ir atsidūriau. Nebenorėjau daugiau blaškytis po užsienį. Tiesiog sakau, dabar pats pagrindinis dalykas buvo man žaisti futbolą. Yra žmonių, kurie kartais sako, jeigu žmogus žaidžia užsienį ir paskui grįžta į Lietuvą, tai jis kaip ir jau nurašytas. Tai dar nereiškia nieko, aš sakyčiau, kartais geriau padėti, kaip pasakyti, kad Šiaulių klubas vienas iš geresnių Lietuvoje, tai čia visiems turbūt aišku, vienas iš geresnių, bet esmė kame, kad kartais galbūt vieną žingsnelį padaryti atgal, sakykime, jeigu iš užsienio grįžti į Lietuvą, tam, kad paskui galėtum 2 ar 3 šokti į priekį, tiek manau, ir komandai, tiek ir man pačiam, manau, kiekvienas tai suinteresuotas. Kalbant apie rytį, jau pirmo treniruotėje, teko pastebėti, kad nors žaidėjas po ilgos pertraukos, po gana sunkių traumų vėl bando grįžti. Dabar turbūt jau taip reikia sakyti, kad bando grįžti į futbolą. Teko pastebėti, kad tai vis tiek yra aukšto meistriškumo žaidėjas, nes techninės galimybės jo nežemos tikrai. Manau, kad jeigu viskas bus tvarkoje su jo sveikata, tai adaptuotis Lietuvos futbolui tikrai nebus sudėtinga. Nes visų pirma žaidėjas turi mokėti žaisti futbolą. Manau, kad čia nekyla klausimų, kad jisai žaidė gerą futbolą ir paprasčiausiai kažkiek laiko buvo iškritęs iš tos apkabos. Jūsų patyrusi akis, ar galite pasakyti tai, kad Lietuvos A lygio lygyje Rytis yra savotiška žvaigždė? Ne, jokių būdų negaliu to pasakyti, kadangi jis Lietuvos A lygoje nežaidė nei minutės. Viską reikės įrodinėti iš naujo. Kad žaidai kažkur gerai, tai nereiškia, kad gerai žaisi čia arba atvirkščiai. Taip kad čia jau Ryčio rankose, kojose, svarbiausia galvoje ir širdį turi būti tas noras čia gerai žaisti. Ne, manau, kad nebus tikrai sunku prisitaikyti, paprasčiausiai, kaip čia pasakyti, tas prisitaikymas yra kaip, dažniausiai nuo žmogaus psichologijos, nuo jo norų, nuo jo siekių, tai kadangi aš dabar esu, kaip sako, alkanas, jeigu galim kabutėse tai pavadinti, tai tikrai nemanau, kad tai bus. O kai bus, laikas parodys. Kiekvienas norėtų žaisti už savo šalį, ypač kaip pabūni tarp tokių, kaip sako, Lietuvoje tikrai žymių žaidėjų, futbolistų pabūni aplinkui, vien tik pasitreniruoji, vien tik tai, kad pagyveni viešbutį, jau ir tai labai didelis toks, sakyčiau, patyrimas. O kaip, aišku, kaip pasakyti, dar kiekvienas žaidėjas jis turi, kaip pasakyti, savo kažkokių minčių, kiekvienas, manau, jis norėtų, aišku, ir kiekvienas, turbūt kiekvienas neatsisakytų niekada. Šiaip su Ryčiu jau gan senokai esam pažįstami, kartu teko atstovauti už U21 rinktinę. Kaip žaidėjas, pasakyčiau, gan tikrai aukšto lygio. Dėja tik tai, kad Lietuvoje nėra lošęs Danijai ir Anglijoje atrodo dar. Šiaip universalus žaidėjas, techniškas, manau, kad tikrai sustiprinčiau Šiaulių komandą. Lietuvoje man dar niekada nebuvo tekę žaisti profesionaliai, aš kaip išvažiavau, buvau 17 metų, galim sakyti vaikas, tai aš tuo metu net nebuvau pajėgus net tam lygyje žaisti, galima sakyti, ir išvažiavau, o dabar grįžau ir net atvirai pasakius, net nežinojau, kur mano mintis gali nukrypti, į kurį Lietuvos miestą ir panašiai, bet kaip pasakyti, atsirado Šiauliai, toks atsirado kaip kibirkštėlė, atvažiavau, man čia patiko per tas kelias dienas praleistas, komandų santykiai tikrai labai draugiški, ne visus žaidėjus galbūt pažinojau asmeniškai, bet keletą tai tikrai. Treneris pasirodė, irgi, ta prasme, niekada nebuvau su juo susidūręs iki šiol, bet tikrai paliko labai gerą įspūdį ir aš nusprendžiau nesiblaškyti. Buvo keletas taip pat pasiūlymų iš kitų Lietuvos komandų, bet man tai nebuvo įdomu paprasčiausiai, nes man čia patiko. Anglijoje futbolo kultūra, kaip turbūt daugelis žino, tai yra tikrai labai aukšto lygio, ten, pradedant čia pavyzdžių galiu tikrai nemažai pasakyti, tiesiog, kad kiekvienas žaidėjas pradedantis savo karjerą, ten, dėkim, nuo 17 iki 19 metų žaidžia už jaunimo komandas, kiekvienas privalo
ir kaip čia pasakyti, ir futbolo batelius valyti vyresniem, bet kiekvienas tą turi praeiti, kiekvienas kažkada būna veteranas irgi vadinimas, tad kiti jauni jiem tai daro, nu tai va, ką, daug, tikrai daug teko pamatyti, ypač Anglijoje, susipažinti su ta futbolo kultūra. Norvegijai važiavau, Norvegijai ieškodamas, kaip pasakyti, futbolo laiko, gauti ar aikštėje minučių, tiesiog, na va, ir gavosi taip, kad vat, buvo treneris švedas, nu ką, nu taip susiklostė, kad negavau daug, pabuvau pusę metų ir išvykau, o iš tikrųjų sąlygos tikrai buvo geras Norvegijai. Ir kiekvienos varžybos pagal geografinę padėtį tiesiog būdavo su lėktuvais skraidant ir va taip toliau. Danijai buvo, kaip pasakyti, iš šių visų šalių, kur teko žaisti, turbūt žaidžiau aukščiausio lygio futbolą, nes buvau kaip ir vyresnis negu Anglijai, bet irgi tiesiog labai aukšto lygio ir futbolas, ir aplamai gyvenimas, ir kas susijęs su futbolu, viskas, nu, kaip pasakyti, tikrai aukšto lygio ir tai tiek.